Kamanės. Tai balsas mamoms, moteriams ir visoms, kurios bando suspėti. Sveiki atvykę į Kamanės. Čia atviri pokalbiai apie santykius, karjerą, motinystę ir atrodo niekad nesibaigianti multitaskinimą. Aš esu Kamanė, teisininkė ir motinystės išmokų ekspertė Greta Užkuraitė, o šalia manęs sėdi šios tinklalaidės vedėja, taip pat mano Kamanė draugė, kolegė, Žemiau bambos bendra įkūrėja, gydytoja, kušerė, ginekologė, ar teisingai pasakiau, aurėja. Aš man visada, kai tu pasakai vedėja, tai tiesiog užtektų aurėja, vedėja. Taip, užtektų. Tai šiandien turim ypatingą viešnią, tataram, Vaiva Rykštaitė. Ir aurėjos slapta svajonė išsipildė. Ačiū, Vaiva, kad prisidėjai. Tavarių neslapta. Ačiū labai, kad pakvietėt mane. Tai vis galvau, kaip čia tave, Vaiva, pristatyti, nes atrodo, kad tikrai tiek mano draugių rate, aišku, visą žino, tiek socialiniam burbule visi žino apie tave, bet ir netgi dažniausiai tave cituojam, tavo frazes iš knygų ar storių. Nežinau, ar matei prieš tai epizodus, bet ar dviejose, ar visose trijose, nes šitas ketvirtas, aurėja tave citavo. Nu, mes apie bet ką kalbėjom. Tai vis tiek rado, kaip pacituoti. Šiandien irgi bus taip. Sakysiu, dabar norėčiau Vaivą Rykštaitę pacituoti iš knygos. Mažnai, čia iš tikrųjų labai keista. Maikė po marškiniais bus su tavo nuotrauka. Dabar rimtai. Vaiva yra moteris, rašytoja, 3 vaikučių mama ir labai atvirai dalinasi savo gyvenimu Havajuose. Bet aišku, labiausiai žavi ne tie egzotiški vaizdai, bet kaip jinai moka, geba atvirai dalintis apie motinystę, abejonės, santykius, savo kūno priėmimą ir kitus dalykus, kur Lietuvoje tikrai kartais taip nutyliam ar nedrąsiai kalbam. Tai ačiū tau visų pirma, kad už tai tu daliniesi, nes tu paskatini ir mus padiskutuoti ir kartais sutrigerina, kur nepritarim tavo nuomonei. Kur tokia drąsa ir atvirumas? Tai turbūt todėl, kad negyvenu Lietuvoje. Iš to ir turbūt iš mano mamos, nes mano mama visą laiką mane augino, kad viskas yra gerai. Viskas yra gerai, kaip aš viską darau, viskas yra gerai ir neklysta tik tas, kuris nieko nedaro. Čia mano mamos nuolatinė frazė yra. Labai pritariu. Jo, tai visą laiką būdavo, mano mama sakydavo, norėti yra veiksmažodis, jeigu nori, tai kažką reikia daryti ir neklysta tas, kuris nieko nedaro. Tai kažkaip ir šiaip mane pačią turbūt irgi Instagramas užlaisvina, kadangi aš sakau labai daug daugumoje matau savo feedę kitatautės moteris, tai visai kitas ribų plėtimas, pavyzdžiui, kad ir tam plaukai ant kūno ar ne, ir kur gyvenu Havajuose, moteris su plaukuotom pažastim bus kas trečia. Ir niekas net neatsisuks pasižiūrėti tiesiog. Lietuviškam feed'e tavo vienintelė nuotrauka buvo. Žinau, ir aš pasakoju draugiam Amerikoje, sakau, žinokit, aš turbūt pirma Lietuvoje žinomesnis žmogus, kur parodė neskustą pažastį ir jos eiktų, sakau, bet jos sako, Madonna in the 90s padarė, tai, ta prasme, bet Lietuvoje, tai aš Madonna tada. Aš tave pirmiausiai pristačiau kaip moterį, tai kaip kada tu paskutinį kartą jautysi ne kaip rašytoja, ne kaip mama, ne kaip žmona, bet kaip moteris? Tai turbūt banaliai skambės, bet kai vyrai pakalbina, kas būna labai labai retai, bet kai pakalbina mane vyrai, paflirtuoja, gal tarkim taip ar ne, bet tai labai labai retai, kada vyksta, tikrai galiu prisiminti ten, kada buvo reikia džiaugtis, prieš pusę metų, o prieš 2 metus, ar ne, tai tada matos toksai susitikimas su savimi, kuri jau yra pamiršta, kurios jau tarsi tos tapatybės nebėra. Kai buvau solo, kai eidavau pasimatymus, tai buvau viena mano asmenybės dalis buvo ryškesnė, o paskui tapau žmona, mama ir tada jau tarsi ta flirtuojanti jau kažkur tai kitur. Tai vat, kai išlenda ta flirtuojanti, tada būna toksai, atrodo, geras jausmas. Patinka tau tas dėmesys iš vyrų? Negauna aš to dėmesio dabar jau. Bet vis tiek patinka. Trikdo. Trikdo? Trikdo. O kodėl trikdo? Nes aš kažkaip, pirmiausia, tai esu monogamiškose santykiuose, tai aš anksčiau labai buvau flirtuojanti, bet kadangi žinau, kur tai veda, o dabar, kai esu su savo vyru, tai tarsi atrodo, nebežinau, kaip kam čia to reikia. Kad pasikrauni kažkokios moteriškos energijos, savim pasitikėjimo, kad va dar, nors aš ten, kiek tu žindėjai, nežinau, 6 metus, 10 metų, bet kad dar moteris pastebi ne tik. Labai smagu, jeigu pas kažkas į mane pasižiūri, tai labai smagu, tada galvoju, dar turiu tą
Čia laikinas dalykas. Laikinas ir jau blėsta metams bėgant, bet kontakte su vyru, jeigu jis su manim flirtuoja, aš dabar labai aiškiai brėžiu ribą. Gal kažkoks atsirado toksai savęs šiek tiek saugojimas savo energijos ir seksualinė prasme, nuo tada, kaip tapau mama. Pavyzdžiui, anksčiau eidavau į masažus pas vyrus, nes tiesiog vyrai stipriau išmaigo, ar ne? O nuo tada, kai pagimdžiau vaiką, aš nebeinu pas vyrus į masažą. Tiesiog saugau savo tą, nežinau, kūną, energiją visai kitaip. Pradėjau patirti savo kūną ir dėl to tas ir vyrų. Tiesiog kai vyrai gašliai žiūri, ar ne, tarkim, dabar tas labai retai kada būna, bet neseniai Bolto vairuotojas kažkoks buvo pervertas. Per tą veidrodėlį. Iš aš šalia sėdėjau ir taip, jo. Tu prieki sėdėjai? Jo, nes vaikai gale. Ai. Jo, tai... Netgi su vaikais. Tai va, jo. O kaip, nežinau, aš žinai, kaip Amerikoje su gimstamumu? Ar jis irgi mažėja kaip Europoje? Statistikos nežinau, reikėtų paguglinti. Bet šį bendroje aplinkoje. Nemažėja, tai tikrai nemažėja, turi jos, šiaip dekreto nieks nemoka, bet jos turi po 5, po 3, po 8, tos ypač mormonės mamos, labai daug mormonų jav yra. Mormonai tokia, kad krikščionybės atšaka keista sekta, tarkim taip pavadinti. Jie tiki, kad Jėzus Amerikoje gyveno. Tai jie yra, aišku, labai radikalių tų mormonų ir yra tokių tik tai šiek tiek, kaip ir Lietuvoje, ne visi į bažnyčią eina per kalėdas, bet kiek tam tos katalikybės tai labai priklauso. Tai ir tų mormonų visokių yra. Tai tie mormonai gimdo po daug vaikų, havajiečiai turi po daug vaikų. Ir šiaip, pavyzdžiui, aš turiu draugių, kur turi po 3 vaikus. O, pavyzdžiui, vakar buvo susitikimas su skaitytojais Kaune, tai buvo pilna salė ir paklausiau, sakau, kas nors turi 3 vaikus čia. Tai viena moteris pakėlė ranką, visi kiti tiesiog kažkaip mažiau, nors atrodo tokios geros sąlygos Lietuvoje tos vaikus gimdyti. Neįvertino tų sąlygų, kadangi aš su motinysės išmokom konsultuoju, tai būna labai toks įdomus stereotipas, kad pavyzdžiui galvotume, kad žmonės galbūt fokusuojasi į karjerą, nenori aukoti savęs, galimybių augimo ir visa kita, bet dažniausiai džiaugiasi didesnės pajamas gaunantis tėvai, kurie net negauna pilno atlyginimo per išmokas, o tie, kurie gauna realiai mažesnės, bet nuo mažesnio atlyginimo paskaičiuotas jam visada blogai ir viskas negerai. Toks įdomus momentas, kad žmonės turbūt, kurie dirba, veiklus, jiem tiek visko reikia suspėti, jie džiaugiasi, kad gal metus galiu pabūti, wow, gal aš galėsiu truputėlį integruotis į darbą. Toks subjektyvus pamąstymas, bet norėjau paklausti galbūt, kad Amerikoje daug imigrantų, kaip ir Europoje, tą gimstamumą realiai gelbėja. Turbūt irgi to, kad yra. įvardinai vieną pagrindinių priežasčių. Tu pasakai, kad palaikanti aplinka. Tikrai palaikanti aplinka. Viskas. Tai yra didelis skirtumas. Aplinka tikrai Lietuvoje tikrai nėra tokio, kaip tu čia pasakai, kad vos neraudonas kilimas ir rūpinasi ir vyrų. O koks vyrų įsitraukimas? Vėl labai sunku kalbėti apie visas JAV, nes JAV yra tokios didžiulės ir kiekviena valstija, ne kaip atskira valstybė, bet šiek tiek yra netgi tartis kitokia anglų kalbos, ar ne, ir vienos labai religingos, kitos labai liberalios, progresyvios ir taip toliau. Tai labai sunku vertinti, bet šiaip tai bendras toks mano įspūdis, kad tėčiai labai įsitraukia. Tiesiog, nėra tokio, kad, nežinau, bet gal ir Lietuvoje dabar to nebėra. Čia mano jaunystėje buvo, kai aš buvau 20 kelių metų, tai būdavo tas toksai labai aiškus skirtumas, kad ta vaiko zona yra moters zona, o išėjus iš namų ribų yra vyro zona. Tai aš nežinau, Lietuvoje tas likia, tikiuosi, kad nebe. Tai tėčiai keičia sauskelnes, migdo vaikus, miega su vaikais, dalinasi kambariais, ten jeigu yra keli vaikai, tai tėtis miega ten su vienu vaiku, mama miega su kitu vaiku, kitam kambarį. Ta prasme visiškai nėra kažkokio tai ten skirstimosi vyras, moteris. Turbūt didžiausias pasiskirstimas yra, kas uždirba. Ir čia nebūtinai ar tėtis ar mama, tas, kas uždirba, tas išeina iš namų ir dirba, o kas lieka namie su vaiku, tas lieka namie su vaiku. Bet moteris į tokią padėtį įdomią tuomet yra pastatomos, jeigu ar nėra jokio dekreto, tai realiai arba tu fokusuojasi į šeimą, arba fokusuojasi į darbą, nes Taip. jeigu nori apriepti, būt net neturi Nėra kelių galimybė. savaičių, kad truputėlį atsigauti. Šveicarijoje tai taip ir yra, toks netiesiogiai moteris yra diskriminuojamos. 3 mėnesiai, turi grįžti darbą, darželių ten irgi priėmimo tvarka tokia įdomesnė, tai toksai tarsi atrodo sudaro tau tokias sąlygas pasirinkti, jau nebus suderinti, daugiau tu renkiesi, ar tu būsi part-time mom, ar full-time mom.
Aš buvau šokiruota, kai sužinau, dabar tai įpratau, bet kai buvau pirmus metus JAV ir kai supratau, kad nėra jokių išmokų, galvoju, kaip jie gali taip daryti, man nesuvokiama, bet gali, daro. Bet iš ko gyvena? Ar tada susigalvoja tokių papildomų veiklų, kaip labai įvairiai. Instagramas? Tai ne, Instagramas, tai čia labai mažuma. Iš Instagramo labai mažuma, netgi tų, kas turi didelį sekėjų skaičių, gali išgyventi. Čia apskritai statistiškai, tiesiog bet jie vis tiek daro reklamas. Pasaulyje. Ne visi daro, ne visi randa, ne visi moka, ne visi žino, tai čia dar atskira tema, nes gali būti žmogus, gali turėti 100 000 sekėjų ir nemokės monetizuoti ir nelabai ką uždirbs, galima turėti daug mažiau ir žiūrėti. Ne, šiaip Instagramą tai tikrai net neturi mano dauguma draugių. Aš galvoju, ką jos daro, tai lieka namuose. Su vaikais lieka namuose ir tada būna išlaikomos vyru, turbūt dauguma arba palieka vaikus auklėms ir dirba, arba vežiojasi vaikus į darbą. Pavyzdžiui, mano draugė yra nekilnojamo turto agentė, tai visą laiką vaiką veždavosi kartu, bet jinai dirbo gal savaitę po gimdymo. Bet čia gal gera reklama, žinai, jeigu atvažiuoja šeima, nori įsirinkti namą, kuris būtų tinkamas ir šeimai, ir vaikų poreikiams, vaikas, kokia patogi virtuvė, kokie geri laiptai. Ar įmanoma suderinti, čia man gal irgi toks egzistencinis klausimas, gera mama, kuri yra atsidavusi, rūpestinga, ten domisi ankstyvų ugdymų ir panašiai, ir įdomių žmogum. Nes jeigu mama labai atsidavusi, man atrodo, nėra laiko, kada skirti, ten, nežinau, skaityti knygas, sportuoti, domėtis politiniais visokiais dalykais. Ir būti įdomiu žmogum, kuris gali ateiti į kompaniją, bendrauti laisvai. Jeigu tu 2 metus buvai su vaiku, keitėjai sauskelnes ir gali ten tik tai apie primaitinimą padiskutuoti. Kaip tu manai, įmanoma šitą dalyką suderinti? Labai geras klausimas. Aš manau, kad įmanoma turbūt, mano pirmas toks instinktas. Viena vertus, tai gamta, turbūt pati, žinai, kaip gydytoja, taip sutvarkiusi, kad net moters smegenis persirikiuoja labiau į emocinę empatijos pusę po ar nėštumo metu, ar iškart po gimdymo. Tiesiog smegenis persirikiuoja, kad tas fokusas yra labiau empatinis negu intelektinis, negu intelektualinis, tas intelektas dirba labiau empatijos, tokios rūpestingumo kryptim, tai tarsi netgi smegenis pasikeičia šiek tiek, ar ne, kad tarsi negali būti labai intelektuali, o būsi labiau atliepianti. Tai tas yra natūralu. Ir aš tikrai atsimenu, pavyzdžiui, kad visą dieną prabuvus tik su vaikais, tai net su elektriku norėdavau pasišnekėti bent ką nors, nes trūksta tos stimulacijos. Bet tuo pačiu vis tiek to laiko kažkiek tai yra. Vis tiek yra, nėra taip, nes aš tai įsivaizdavau kažkokį ten, kai neturėjau vaiko, kad ten bus kažkokia fronto linija, kad tenai maždaug atsišaudai ir su to kūdikiu guli ir niekur negali išeiti. Tai taip nėra, gera laiko ar žiūrėti filmams vis tiek žindant ar skaityti knygą. Tai aš, pavyzdžiui, kaip tik labai daug skaičiau žindynama. Tai tik tai priklauso nuo to, kokį turinį renkamės. Nes laiko turinį vartoti visi turi. Ypač mamos, kažkas, kas su marketingu dirba, pamiršau, sakė, kad mamas targetant geriausia yra tas naujai iškeptas mamas ten tarp 2 ir 4 nakties, nes keliasi žindyti ir ką jis tada daro, žiūri telefoną. Man atrodo, net Amazonės užsakymai būna šokteli nakties metu, kai žindoma. Nes jos tada žiūri į telefoną. Tai pati mama renkasi, ką žiūrės telefone. Ar jinai žiūrės kažkokius pletkus, ten kažkokios tai nesąmonės, ar jinai pasirinks kažką intelektualaus, kažką prasmingo, maitinančio. Tai nežinau, aš, pavyzdžiui, pajuntu kartais, kad iš vaikų ateina labai stipri akimirkos fragmentacija. Ir dėl tos fragmentacijos man nesigauna vartoti kitokio turinio negu labai trumpi reelsai. Kad tarsi ne reelsai tapo, aš ne dėl reelsų tapau priklausoma nuo jų, bet tiesiog kitokio turinio aš negaliu pavartoti, nes pertraukinėjimas dienoje su vaikais yra, tiesiog aš atsidarau telefoną, tai man, pavyzdžiui, substakė straipsnį aš net neatsidarau, net nebandau, nes žinau, kad tiesiog aprieksiu vaiką. Tai galiu tik tai kokių 5 sekundžių suvartot kasnelį ir tada bus mama. Tai ta fragmentacija diktuoja turinį, kad jisai būtų vartotinas trumpom akimirkom. Tai čia... Šiaip apskritai su vaikais yra taip sunku dėmesį sukoncentruoti į rimtus dalykus. Aš kažkur irgi skaičiau ir pasiteisino realybėj, kai vaikas apsirgęs, žodžiu, man reikia tiesiog prisėsti, labai paprastas darbas, truputėlį pakoreguoti sutartį. Nieko ten labai tokio nėra.
Bet kas 5 minutės, ten jisai pratybėlės daro, mama, man ten nepiešia, mama, pažiūrėk, mama tas. Ir aš po to skaičiau, kad mes, kai atitraukiam savo mintis, vėl 15 minučių, kol jos vėl užsiveda. Tai kada tą knygą perskaityti, dėl to aš sakau, kaip tą... Aš jau skaitau metai laiko, dar vis neperskaičiu, aišku, ir nelabai turbūt kabina ta knyga, bet, iš esmės tu turi pasiruošti, susikaupt ir tada tikėtis, kad tavęs nepertrauks. Nelengva. Tai tas trumpas turinys, jisai tikrai yra ir tikrai, man atrodo, normalu ten scrollint kažkokį tuščią tą turinį, kad pailsėt. Bet, pavyzdžiui, tuo pačiu aš tikrai labai daug ir visokių filmų peržiūrėjau, kai vaikai buvo maži ir daug knygų perskaičiau, nes pertraukinimas yra tai dienos metu, kai čia yra virtuvė, tualetas, tenai kažkas tai vyksta, pavyzdžiui, naktį žindant, tai nieks nepertraukinė, ypač jeigu su naujagimiu, tai tada galima. Tai čia apskritai turbūt yra labai toks klausimas to sąmoningo rinkimosi, ką aš vartosiu, ką dėsiu į savo kūną, ką dėsiu į savo protą, toksai, tai manau, kad tikrai manoma. Tai perskaityt knygą vieną, kaip parašyti knygą? Aš tai knygas, dabar man sunkiausia, dabar aš turbūt mažiausiai rašau per visą laiką, nes jau 3 vaikai ir jeigu jie neina į darželį mažiukas, tai neįmanoma, nes jis pietų nebemiega, atsiprašau. O šiaip visas knygas savo daugumą knygų tai parašiau per vaikų pietų miegą. Nes tiesiog čia vėl reikia disciplinos ir reikia aš išmokau įeiti, susikaupti greitai ir nutraukti, kai vaikas atsibunda. Aš kaip tik norėjau klausti, ar turi kažkokį ritualą, procesą, kad tau būtinai reikia toj vietoj, tuo metu, pietų miegą paminėjai, geras laikas savo skirti rašymui, bet kaip tas procesas, pavyzdžiui, kito lyginant, kai pirmą knygą rašėjai, ir dabar jau esi kiek 10 parašius? 12, atsiprašau. Jau 10 galvoju šitiek daug. Labai daug rašiau. Tai kažkokio mistinio proceso nėra, galbūt jeigu apie patį rašymą kalbant, tai atsiranda daugiau struktūros iš patirties, nes, pavyzdžiui, pirmą knygą rašant, aš vedu ir kursus pradedantiem rašytojam, tai labai dažnai pirmą knygą pradėję žmonės, jie nežino, ko ta knyga baigsis ir jie apskritai nežino, kas čia vyksta ir tai yra labai normalu, tas toksai chaosas pačiam tekste, o jau daugiau dirbant su tekstais atsiranda tokia jau struktūra galvoje, kurią lengviau perkelti į tekstą. Bet kalbant apie tą patį ritualą, kaip atsisėst rašyti, tai man tiesiog reikia, kad manęs nieks nekalbintų, nes kaip pačios mamos esat, žino, tiesiog tas kalbinimas, tas mama ateik, mama paduok, mama išsipylė, mama nerašo, mama. Tai tas dalykas neleidžia susikaupti kažkokiam... Žalingas dalykas. Žalingas, iš tikrųjų, tai kažkur mačiau tyrimą, kad mamų streso lygmo pasiekia mūšio lygį. Tam, kortizolio lygmo combat levels. Tai, aš tikiu. Dėl to labai erzina visi gadžetai. Aš viską išjungus garsus. Stresas ten 90 jaučiau. Aš tai nematuoju savo streso, bet aš išjungus garsus visų telefonų. Man tai padidėja širdies ritmas, kai vežu vaikus į darželį. Aš net matau, tuo metu, kai mes išeiname iš namų, nuvažiuojam ir aš paleidžiu ir žiūriu, jau tuo metu jau viskas ramu ir į darbą važiuoju kaip po spa. Tai žinau šitą. Tai man svarbiausia, kad nieks manęs nekalbintų, tiesiog vienintelis dalykas, kad manęs niekam nereikėtų kokias kelias valandas ir tada aš galiu susikaupti. Bet vyras, 3 vaikai, dar kokia kaimynė. Tai dabar vyras gal mažiausiai trukdo. Vyras, nors šiaip man patinka, kad jo nebūtų namuose. Aš sakau, aš jam jokia, kad mane blaško jo grožis, flirtuodama, bet iš tikrųjų mane tiesiog blaško jo egzistavimas, nežinau, nes aš tada žiūriu, kontroliuot, bandau, ką jis ten veikia, ar jis ten dirba, ar jis ten bimbinėja, tada man geriau, kai jo nebūtų namuose. Tai anksčiau būdavo vaikas užmiega, tada aš rašau, tada atsirado 2 vaikai, tada dar užmigdydavo abu vaikus ir rašydavau. Kai atsirado 3, tai tada mergaitės ėjo į ten darželius, mokyklėlės, tada per jo pietų miegą rašydavau, o dabar jis eina į darželį. Tai man tiesiog reikia pirmiausia tylos, ramybės, kad nieks nekalbintų manęs ir tada aš manau, kad rašymas yra kaip raumuo. Kaip, pavyzdžiui, nuėjus į sporto klubą, reikia šiek tiek apšilti, ar ne? Taip ir prie rimto teksto sėsti yra sunku iš karto, tiesiog, nebent jau ten labai visą naktį galvojusiu ir ten viską sugalvojus, tik prisėsti užrašyti. Tai aš dažniausiai prasimankštinu, parašau kokius keletą e-mailų arba Facebooko postą parašau tiesiog, toks apšilimai, kad įeičiau mintimis į patį rašymo procesą. Kažką tai lengva pareflektuoju, ten kas šiandien nevyko. Ir tada įsivažiuoju, tada į tą būseną ir tada jau rašau. Ir dar labai mėgstu turėti karštą gėrimą, kurį sirpčiu. Kadangi rašydavau jaunystėje kavinėse, tai reikėdavo ten, pavyzdžiui, į kokį Starbucksą Londone, pasiimi ten juodos kavos ir kad 4 valandas truktų, kad galėtum sėdėti legaliai tą kavinį. Tai taip ir išsiugdžiau įprotį
kažkokį gėrimą po labai labai nedaug. Nu, Bet ar netrukdydavo tavęs Starbuckse būti, kai žmonės Ne, man labai marširuoja? patinka. Iš tikrųjų, ir yra irgi tyrimas, kad kavinės skatina kūrybiškumą. Aš šitą pritariu, nes aš kartais pati dirbu centre, tiesiog kartais nueinu į kokią kavinę, kai ten tiesiog emailus reikia atsakyti, Taip. kokį įrašą padaryti. Nežinau, man Netgi pakeista. Inspiruoja Taip. aplinkos pakeitimas, jisai Tikrai taip. kažkokį sukuria. Nes namie tai irgi aš, pavyzdžiui, matau, kad skalbiniai guli reik lankstyti, Balakis čia tas kažkas. spintelė. Labai žalinga vieta. Taip, tada galvočiau, dabar rašai nesąmonę, šaldytuvas nevalytas, nu ir tada toks atsiranda dialogas su buitim, kurio kaviniai visai nebelieka. Tai. Kiek procentų Vaivos yra Vaivos knygose? Nes kaip skaitytoja, tarkim, Lizos butas skaičiau, tai aš tiesiog galvoju, kad čia biografinė knyga. Nes neįmanoma taip detaliai aprašyti, kokiais ten šitais kaparėliais apdengtas silkės stalas, neįmanoma visų senamiesčio skersgatvių, arba kaip kas ten pasakė, arba visų tų peripetijų, kaip sustoja bembas, neįmanoma to nepatyrus aprašyti. Sugalvoti tokį dalyką, nes nemanau, kad čia toks visuotinis kad visam pasauliu tai buvo, man atrodo, labai čia Lietuvos dalykas. Tai aš manau, kad turbūt yra 100% manęs kiekvienoje knygoje, nes aš manau, kad kiekvienas kūrėjas, kai kažką kuria, jis negali kurti kažko, kas nėra jis. Tiesiog, kitaip neįmanoma. Bet kaip ten dėliojasi kažkoks siužetas, turinys, tai čia jau yra kūrybos klausimas. Tai kaip yra ir viskas tiesa, ir niekas netiesa, taip galėčiau pasakyti, nes nėra kažkokio tai tokio, kad net nežinau kaip paaiškinti, labai sudėtinga. Yra knygų, kurias aš parašiau, kurios yra negrožinės, tai yra viena Indijoje ir pirmą kartą mama, turbūt tokios visiškai negrožinės. Tai ten, tarkim, nėra jokių fantazijų, nėra jokio tokio išskydimo tarp realybės ir faktiškumo, ar ne? Visose kitose knygose aš leidžiu pačiai savo formuoti realybę taip, kaip aš norėčiau, kad būtų buvę, arba taip, kaip aš bijau, kad būtų buvę, arba taip, kaip aš norėčiau pabandyti, kaip būtų, koks jausmas būtų, jeigu tai būtų buvę ir taip toliau. Tai aš labai sau leidžiu žaisti su tom realybėm ir su savo fantazija, bet vis tiek viskas yra per mano jausminę pusę, kitaip neįmanoma. O pati skaitai savo knygas? Esi skaičius antrą kartą? Ne. Aš senus tekstus kažkokius. Ne. Tai kol aš rašau knygą, tai skaitau labai daug kartų. Ten, pavyzdžiui, kai buvo blogi atsiliepimai apie šitą Mama namuose, kad ten išleido neskaičius, galvoju, aš jie tiek kartų skaičiau. Tai aš kol dar rašymo, redagavimo procese, tai aš skaitau ir ten perkeitinėju, redaguoju, galvoju, ar čia skamba, ar čia neskamba, ar čia ištrinta pastraipą, ar neištrinta. Tai labai daug dirbu su tekstu, o paskui nebegaliu skaityti. Nes jau paskui būna gėda, kad jeigu kažką netai padariau, tai jau visi matė ir aš nebegaliu pataisyti, tai aš jau geriau nežiūrėsiu tą tekstą ir nematysiu, kaip ką aš tam pridariau. Tu, kadangi jau čia užsiminiai apie heiterius, truputį apie kritiką, tai tu visai dažnai daliniesi tais blogais atsiliepimais apie knygas ir, nežinau, man tai iš viso čia atskiras pasaulis, kas rašo tos blogus komentarus. Tu manai, kad kas tavo tas heiteris? Čia, manai, kad jos yra mamos ir ar apskritai jos yra perskaičiusios tavo knygą? Arba dar, žinai, galvoju, gal nelaiku perskaitė. Nes iš tikrųjų tavo pirma knyga, kurią perskaičiau, buvo pirmą kartą mama. Ją rekomendavo, kai aš buvau rezidentė, mūsų amžinatelis profesorė Rūta Nadišauskienė. Jinai Lietuvos akušerijos ginekologijos buvo, žodžiu, asociacijos pirmininkė ir jinai rekomendavo mums kaip rezidentam, kaip visiems gydytam reikia perskaityti akušeriam. Jinai traukė tą knygą į sąrašą, žinau. Tai jinai parekomendavo, gerai, jau vadovė liepė, reikia skaityti. Ir aš skaitau ir galvoju, nesąmonės čia rašau, jau čia komentarai apie žintimą, kas čia tau ką pasakys. Ir aš tiesiog skaičiu ir, fainai, bet... Tu bumbėjai mintis, man nesurezonavo, nes galvoju, čia tikrai viską hiperbolizuoja ir ne taip. Aha. Tada skaičiau antrą kartą, jau kai buvau pagimdžiu savo pirmagimį ir tiesiog, kaip saldainių suvalgiau ir visi tie, iki dabar atsimenu, o čia skaičiau prieš 6 metus,
kaip ten kažkur, man atrodo, buvo tokia scena, kad parke vyras pakeičia pampersą ir ten moteris, tu daliniesi, kaip tavo vyras pakeičia pampersą ir moteris, va, pažiūrėkit, koks nuostabus tėtis pakeitė pampersą. Taip, o kad mama keitė ten 20 kartų tą pačią parą, niekas jos nepagirė. Ir man buvo lygiai identiška tokia situacija bandeliniai, perkam bandelę, aš perku bandelę, vyras už stiklo stovi nešioja lėliuką ir tos dvi pardavėjos tiesiog net nereagavo mane. Nu, pažiūrėk, koks gražus jaunas tėtis, kaip nešioja, kaip supuoja. Taip. Tada ten naujagimio fotosesija truko. Irgi vyras pakeitė pampersus. Irgi fotografė, nu jūsų vyras nerealus, aš taip nemačius, vyras keičia pampersą. O aš ten buvau bemėgęs naktis, nes buvo dar tik 2 savaitės, mažai miegodavo, nu žodžiu. Ir tada man kaip saldainis, tai tiesiog gal nelaiku perskaito, nes rezonuoja. Gal, nežinau, aš tai galvoju, kad pirmiausiai tai labai normalu, kad knyga kažkam nepatinka ir, nu, kaip Butkutė sakė, aš ne doleris, kad visiems patikčiau, ar ne? Tai labai normalu, kad knyga nepatinka ir turi nepatikti. Negali visos knygos visiems patikti. Man irgi yra knygų, kurios nepatinka, yra kurios patinka. Aš tų, kur man nepatinka, neskaitau. Aš tiesiog esu numetu. Nu, tiesiog aš pradedu skaityti. Nu, nebūtinai kartais būna, kad nelaikas. O, pavyzdžiui, dabar yra knyga ir jinai vis garsėja ir garsėja. Kaip jinai vadinasi, aš galvoju, Joan Didion parašė, kur jos vyras numerį ir po to parašė knygą. Pamiršau pavadinimą dabar, bet šiaip labai stipri knyga, aš ją pradėjau skaityti ir tikrai yra labai gera knyga. Bet jinai yra apie gedulą, apie netektį. Ir aš išsigandau, galvoju, mano vyras dar gyvas, aš kažkaip labai, taip susitapatinu ir mane labai apėmė liūdesys ir galvoju, aš tą knygą pasilieku, kai mane ištiks netektis gyvenime, aš prie tos knygos sugrįšiu, bet aš nesupikau ant tos knygos ir tos autorės ir apskritai. Nepuoliai komentuoti, kad per daug jautriai įtraukia. Tai ir aš labai laukiu kritikos, bet man labai patinka kritika, kai jinai būna tokia apgalvota, taikli ir aš pati labai mėgstu kritikuoti asmeniškai, ne tai, kad kritikuoti, bet, pavyzdžiui, parašyti, kažkam tai, ypač restoranams, kaip mes patys turim restoraną, kas galėtų būti geriau, ar ne, nes tada tu esi fanas, jeigu tu rašai kažkam, kas galėtų būti geriau, tai tu linki gero, kad žiūrėk, galėjo čia būti geriau. Tai tokios kritikos labai labai noriu ir man jinai patinka ir aš ją visą laiką skaitau ir bandau pagalvoti, ką galėčiau daryti kitaip. Bet Lietuvoje labai daug kritikos yra tokios, kad, pavyzdžiui, nesusitapatinau ir pyst viena žvaigždutė. Nu tai mes ir neturim susitapatinti su viskuo, ką skaitom, arba kažkokie tai ad hominem puolimai, kad tiesiog moterim nepatinka, kaip aš auginu vaikus ir dėl to knyga yra bloga. Tai vat tokie dalykai man yra nesuprantami ir tiesiog turbūt yra žemas emocinis intelektas, aš taip galvočiau. Ir tiesiog, manau, pavydas. Čia viskas dėl tų Havajų. Bet aš noriu apie heiterius dar pakalbėti. Atrodo, kad daliniesi dažniau tais neigiamais atsiliepimais. Tai toksai klausimas, ar jų tiesiog tiek daug, ar tiesiog tu mėgsti labiau tais neigiamais heiterių komentarais, atsiliepimais pasidalinti, o ne gražių žodžių, pagirimų ir panašiai. Iš tikrųjų, čia turbūt labai įdomus psichologinis reiškinys, nes statistiškai tikrai dalinuosi daugiau teigiamais. Aha. Bet žmonėm labai įsimena neigiami ir man pačiai įsimena daug labiau neigiami. Nes tu perskaitai neigiamą. Bet taip ir yra, tave gali 100 žmonių pagirti, vienas sudirbs ir tu būsi visiškai nes dugne. tie teigiami skamba kaip vienas atsiliepimas. Vaiva, nuostabi knyga, labai smagu, atrodė, kad skaitau savo pačios mintis, susitapatinu ir tu skaitai ten 5 gerus atsiliepimus, bet atrodo, kad, tu toks kaip vienas bendras kažkoks pozityvo debesėlis. O tie neigiami, jie būna tokie kandus, tokie, kad įstringa net citatos galvoja. Ir tada, jie daug labiau įsmenga. O dalinuosi neigiamais, nes, kam apsimesti, kad jų nėra. Tiesiog man atrodo, kad, tik būtų kažkaip tai keista. O kita vertus, tie neigiami šiek tiek ir intriguoja. Tos heiterės jos šiek tiek ir padeda man kai kada. Čia tas ar tie pardavimai kyla, jeigu žmogus nepažįstamas visai, neturintis jokio, nežinau, sąsajos, niekada neskaitęs mano jokio teksto, atsidarys knygos LT, tai tikrai tie neigiami atsiliepimai pakenks, tikrai pakenks. Bet jeigu žmogus yra tam parasocialiniam santykėje su manimi, per socialinius tinklus žiūri, galvoja, čia man ta Vaiva faina ar ne faina ir pamato kažkokį teigiamą atsiliepimą ar po to neigiamą, tada gali kažkokia rastis intriga, kad jau gal aš paskaitysiu tą knygą pats, tai bent jau aš taip tikiuosi, nes šiaip tai reikėtų kažkaip tai
teisiškai apsaugoti nuo to kūrėjus apskritai, nes jeigu daugiau negu vieną atsiliepimą neigiamą tas pats žmogus rašo, tai jau yra bandymas kenkti, tai jau nėra atsiliepimas. Nes atsiliepimas, ta bendraja prasme, ar ne, tai yra mes rašome atsiliepimą tam, kad suteiktume informaciją kitiem vartotojam apie savo patirtį. Tarkim, aš buvau viešbutyje, man buvo kažkas blogai, tai aš surašysiu, kad žiūrėk, kitam viešbutyje ten yra sugedusi spyna, neatsidaro langas, taip toliau ir panašiai, tai kad kiti, kas ten važiuoja, žinotų, ko tikėtis ir pagal tai galėtų objektyviai nuspręsti, ar jiem tinka ar netinka. Bet jeigu aš rašysiu vieną blogą atsiliepimą, o po to dar antrą rašysiu ir trečią ir ketvirtą, tai jau yra bandymas kenkti Čia labai lengva šitą dalyką. Bet dabar yra netgi iš tiesų. Jeigu iš to pačio IP tai adresu siunčia. Jo, bet labai daug taip ir daro. Arba net sistema turėtų. Taip, sistema įstatymiškai turi tai būti padaryta. Čia iš tiesų visi, kas turi e-shopus, kad iš esmės leisti palikti atsiliepimą bet kam negali būti leistina. Tai, pavyzdžiui, aš dabar Vaivos knygos neskaičiau, bet man dabar gal nepatiko mūsų podcastas, tai aš pakomentuosiu, kad nežinau, ten Žinosi, per plona knyga, žodžiu, mane nuvylė, nes aš norėjau, kad jinai būtų storesnė, bet aš jos nepirkau, tarkim, ten, nežinau, knygos LT, vaga ir taip toliau, tai iš esmės man neturėtų leisti palikti apskritai komentaro. Tai čia yra pačių jau e-shopų iš esmės, baudos klausimas, nes iš e-komercijos pusės ir tų duomenų apsaugos jie turi turėti, kad įvyko pirkimas, tai turi įrodyti, nes jeigu būtų patikrinimas, jie tada rodytų, Greta nepirko, kodėl jai buvo leistas komentaras, Aurėja prisipirkus visas knygas ir jinai nekomentuoja, ta prasme, bet jinai turėtų teisę įrodyti pirkimo užsakymo numeris ir panašiai. Čia toks šiaip visai įdomus dalykas, bet... Šio pokalbio draugai Multidžin. Multidžin turi platų intymios higienos priežiūros asortimentą, kuris gydo ne tik bakterinę vaginozę, makšties sausumą, pienligę, bet ir turi raminamąjį poveikį tokiems sutrikimams kaip niežėjimas ar dirginimas. Nežinau, kiek apie kitų rašytojų knygas ar tie komentuoja ar nekomentuoja. Kažkaip mėgsta Lietuvoje moteris apie tave šnekėti. Ir man įdomu, kad ir kritikos ne tik apie knygas. Ir galvoju, nei tu ten, žinai, nesi tu skandalinga. Tu jas palėti, reiškiasi. Bet tu nesi skandalinga, nei ten išsiskyrus, nei ten, žinai, vaikų nuo kiekvieno vyro turėjus, ten, nežinau, nei nuoga fotkinės ant žurnalų. Tu nesi šiaip skandalingas žmogus, bet kažką tu atrigini. Bet gal čia, manau, sakau, ir šiek tiek to pavydo užslėpto yra. Nes tikrai, iš šono atrodo, tu labai gerai gyveni. Aš gerai gyvenu. Bet man ir patinka, kai žmonės pripažįsta. Aš gerai gyvenu. Mano artimos draugės, tai jos sako, aš pati labai negaliu vertinti, aš tik per save galiu vertinti situaciją, tai aš nežinau, kodėl manęs kažkas nemėgsta ar mėgsta. Aš tai save labai mėgstu ir labai mylima šeimo ir giminėje, tai man atrodo, manęs tikrai galit nemėgti, atrodo, baigta. Aš net netikiu, nes esu močiučių, senelių, mamos. Gintarė iš Lizos būtų irgi taip šnekėti. Tai aš kažkaip, kadangi jaučiuosi labai mylima, tai gal kažkuri dalis manęs net netiki, kad gali nemėgti, nes mes kažkaip šeimoje, ten giminiai gražiai sutarėm, tai kai kažkas manęs nemėgsta, man atrodo, kad kažkas nesusipratimas įvyko. Bet mano artimos draugės tai sako, kad čia atrodys, kad aš giriuosi, bet tiesiog aš tikrai, sakau, ką jos sako, kad aš turiu kažkokią tai laisvę, tokį pochuizmą šiek tiek savyje ir kiti žmonės jo neturi ir dėl to trigerinasi, kad kažkaip tai aš savo leidžiu kažką, ko jie savo negali leisti, tiesiog buvimo prasme ir tada, nes tas Lietuvoje yra stiprus kaip reikia. Kaip reikia gyventi, kaip... Bet ar tu būtum tokia laisva ir turėtum to pochuizmo, jeigu tu gyventum Lietuvoje? Nežinau. Šiaip tai tikrai manau, kad emigracija labai išlaisvina. Nes Havajuose juk tavęs net pažįsta. Mes praeitam pokalbį kalbėjom Aivarą, kuri taip pat yra Žymių Bambos bendrai kūrėja, buvo mūsų pašnekovė ir jinai sakė, daug laisviau dalinasi viskom dėl to, kad jos gyvenimas vyksta Danijoje. Sakė, ir vibratorius galiu reklamuoti. Sakau, aš negaliu, nes aš vis tiek esu gydytoja. Ir Aurėja gerą pasakė dalyką, kad net ir prieš vaikų būrelių, ten draugus, mokytus ir visą kitą, tu kitą kartą pagalvoji, ar tai nesukuria po to kažkokių tais, nežinau, ten, ką nors pasakėjai, kažkas įsižeidė, gal čia jau draugystė tarp vaikų dabar iš serijos nutrūks. Tu turi įtaką, darai ne tik savo, nes savo gyvenimą, bet ir savo vaikų.
Taip, tai aš, pavyzdžiui, turbūt vaikais Lietuvoje gyvendama nesidalinčiau. Nes tikrai eina visokie nepažįstami žmonės, kai Lietuvoje grįžtam, kalbina juos, tai man tas nelabai patinka. Bet kadangi aš gyvenu toli, tai man toksai yra labai, nuo to labai gerai, nes aš Havajuose galiu gyventi visiškai chill gyvenimą pati savo ir dalintis Lietuvos auditorijai viską ir Havajuose turėti tą. Aš ir Havajuose, kaip sako, man kodėl to angliškai nesidalini, galvoju, nes čia visi pažįstami. Čia viskas jau būtų kitaip, tai kažkaip tas dvigubas gyvenimas šiuo atveju tikrai yra dovana. Tai jo, ir apskritai yra psichologinis toks reiškinys pakeisti aplinką, išvažiuoti iš savo aplinkos kažkur kitur, tada yra daug lengviau tapti tuo, kuo iš tikrųjų nori būti. Nes yra, kaip mūsų žmonės mato, mes būname įkalinti tame matyme žmonių mūsų, ar ne? Ten, pavyzdžiui, jeigu, nežinau, mane mato, aš buvau, tarkim, ten prosenelės lepūnėlė, ar ne? Tai visa giminė nukurtų lepūnėlė, o tu čia atsargiai, tu čia nelip, tu čia užsigausi, taip toliau. Tai galima užtrikti toje tapatybėje, kurie atėjusi per kitų mūsų matymą, ar ne? O pakeitus aplinką, išvažiavus į kitą miestą ar į kitą šalį, nebelieka jokių kitų projekcijų į tave ir tada gali kurti savo tapatybę iš naujo, visiškai. Tai manau, dėl to emigracija labai labai naudinga, nebūtina migruoti visam laikui, bet apskritai, pavyzdžiui, jaunam žmogui, tie tarpiniai metai, gap year, pakeisti aplinką, kažkur išvažiuoti, ieškoti savęs. Tas ieškoti savęs banaliai skamba, bet iš tikrųjų galima susitikti su savimi tada, kai nėra akių, kurios pratusios tave matyti tokį, kokio tikisi. Ir tada labai lengva susitikti savim. Tai aš manau, kad tas labai daug davė man laisvės. Ir kiek turiu draugių, kurios gyvena emigracijoje, tai visos tą patį sako, kad emigracija tikrai duoda tą tokį kažkokį kitokį savęs pajautimą. Aš 4 metus Škotijai gyvenau, tai va toks irgi buvo po 12 klasės. Išvažiuoji, lieki vienas savarankiškas, naujai turi kurti draugystės, nežinau, santykius visus. Kažkoksai matytas momentas, kai tu turi tiesiog su savim susipažinti, nes tu savęs tarsi gyvenai, viskas gerai, bet už tave kažkas ir nuspręsta, valgyt padaryta, parūpinta ir toksai dabar labas, aš Greta, tai kas su tavim bus. Keistas, bet labai pritariu, labai keistai smagus toksai turbūt gyvenimo potyris. Tai sakai, Lietuvoje truputėlį tas ribas jau kitaip brėžtum, ar ne? Nežinau, ką transliuotum? Man įdomu, aš turbūt vis tiek būčiau, man tai didžiausia baimė yra, jeigu aš būčiau ištekėjus už kokią nors savo jaunystės krašo, nes tada galvoju, nes jie dabar nekaip atrodo, ar ne? Jie labai gerai visi atrodo ir gerai gyvena, bet tiesiog tos panetkės, kaunietiškos būtų, nežinau, mane turbūt nuvariusios iki depresijos arba iki kažkokios tai savivertės kraštutinumų, nežinau. Man labai ir smalsu ir galvoju, tam paraleliniam gyvenime ta vaiva, kuri ten ištekėjo už vieno ar kito vaikino vyro, kur aš buvau įsimylėjus, ir kaip viskas būtų vykę. Tai turbūt būtų buvę negerai. Nes matau, kad bent jau tie vyrai, kuriuos aš buvau įsimylėjusi, jie normalizuoja neištikimybę, tiesiog, kad vyrui galima, moteriai ne, aš dabar nuotau tą... O kaip jie tai daro, viešai kalba apie tai? Kad visi žino, moteris tiesiog visi, jo. Bet ir moteris, dažnai žmona žino, bet tiesiog jo. Tai va, tai ta normalizuota neištikimybė, tas toksai dar labai senamadiškas pasiskirstimas, kad moteris su vaikais, kad moteris turi tam tikrai atrodyt ir tam kažkaip, tokie spaudimai, tai aš pati labai turėjau daug to savyje. Ir, pavyzdžiui, kai pradėjau kurti santykius anglakalbėse šalyse, tai ten buvo tokių gėdos momentų, kad ten atsimenu, dabar galvoju, su kurio čia vaikinu, kai draugavau ilgai, kad savo vyru, man atrodo, jau, kai buvo, kad atvažiavo mano vyro dėdė į svečius. Pirmą kartą mes jau buvom susituokę porą metų, bet aš to dėdės dar nepažinojau ir jis atvažiavo į svečius. Ir aš ten puoliau tvarkytis, tai čia gal kokių mėsyčių papjaustyti, ką čia daryti. Ir tas dėdė ir mano vyras, jie visiškai nesuprato, iš kur čia tas ateina, nes pas jos kultūrai, to nėra, kad čia moteris turi būti tvarkingi namai, čia persirengti palaidinę, čia kažką papjaustyti. Tai vyras sako, tai tu sėsk, aš papjaustyti. Bet sako, kad jis nealkanas, žino, kad čia tas pagalbės dėlioja svetainiai. Ir aš tada pagavau tą, galvoju, čia to visiškai nereikia ir to nėra. Čia toks yra labai kontekstualus. Bet gal iš dalies tu jiems ir dėl to patikai, juk lietuvės moteris yra norimo žmonos.
Jo, bet bent jau Užsieniečiams. mano vyro šeima tai visiškai dzin šitas yra. Ai. Tai prasme, Bet norvegai būna važiuoja į Aziją, parsiveža tailandietę moterį, nes jinai ir tvarko, ir gamina. Bet čia yra vyro labai nepilnavertiškumas didelis, man atrodo. Ir labai tas, aišku, gal čia tokia tema, feminizmas irgi prie tam tikrų dalykų prideda. Čia tas turbūt tas balansas, kur, jo turbūt nėra ir mes kažkurioje tik tai pusėje labiau laviruojam. Bet kurį stereotipą tu labiausiai įvardintum, kuris tau labiausiai erzina, kas liečia moteris? Kas yra moteris, kaip jinai turi elgtis, moteriškumo ir gal net galiu palyginti Lietuvoje stereotipą ir Havajuose, pavyzdžiui. Havajuose stereotipų nėra, nes ten nėra vienos kultūros. Yra visuomenė labai nehomogeniška. Ten yra ir Japonijos kultūra, ir Havajų kultūra, ir meksikiečių, ir mikroneziečių, ir religingų amerikiečių, ir hipių amerikiečių. Tai ten toksai kažkokio vieno tokio nėra, absoliučiai tikrai. Visas pasaulis. Ne visas, yra vis tiek Polinezijos toksai vaibas, bet kažkokio tai nėra. Mane turbūt labiausiai erzina, kad moteris turi būti patogi. Neišsišokanti, tas kažkoks tai aukso viduriukas, kaip sako, labai išlaikyta, savo vietoje, susitvarkiusi, rafinuota. Tai va šitas mane labai erzina. Jo, nes tu turi būti graži, bet ne per graži, nes jeigu būsi labai graži, tada jau esi grėsmė skirtai kitoms moterims, šeimoms ar ne ir taip toliau. Tenai turi būti protinga, bet ne per protinga, nes man irgi sakydavo, jaunystėje sakydavo, slėpk protą, vyrai nemėgsta per daug protingų. Aš tai irgi girdėdavau. Man taip sakydavo, nori susiras vyrą, tai žinok, tų knygų tai gal neskaityk. Jo, man sakydavo, kad vyrai nemėgsta, nes aš buvau protingas vaikas ir gerai mokiausi ir mokykloje, 10-ukais svariau ir universitete. Tai man sakydavo, tu žinok, labai protinga, vyrus gazdina, tai vat, turi truputėlį paslėpti šitą dalyką. Tai vat tas, kad per daug tarsi kažko yra ir tada toks noras yra susimažinti, ne tik fiziškai tilpti į S dydį, bet ir intelektualiai, ar ne, neišsišokti, nebūti protingesnė. Ir aš, pavyzdžiui, tą susimažinimą iki šiol turiu, ant savęs pykstu, bet aš būna, čia gal tokia kaip ir manipuliacija, jeigu noriu užmegzti ryšį, po kokio nors vyru, tu kokius durnus klausimus pradedu uždavinėti ir tada man pradeda aiškinti, kaip čia kas veikia, ten kokie laidai sujungti, ar jie patenkinti ir aš tada galvoju, va. Tai jeigu pasakai, wow, kaip čia taip. Tai va šitas toks yra, aš nežinau, kaip iš jo išeiti, nes tas metodas veikia susimažinti, nes tada, bet tai yra iš tikrųjų manipuliacija. O kaip santykis su vyru? Ne, santykių su vyru to visai nėra. Aš dėl to labai gerbiu savo vyrą, kad jisai mane vedė kaip iššūkį. Nesu kažkokia sumažinta versija, ar ne? Ne, jisai turbūt jam patiko, jis šiaip labai labai mėgsta iššūkius, yra toks labai kitokia asmenybė. Ir intelektualinė prasme, akademinė prasme, tikrai aš daugiau turiu patirties, aš daugiau skaitau knygų, aš turiu magistro laipsnį, jisai 2 kartus koledžą metė ir taip toliau. Bet mano vyras turi labai labai tokį, tą vadinamą streetwise, gatvės išminti, jisai labai turi inžinerinį mąstymą, jisai tikrai gali bet ką pastatyti, ta prasme, aš žinau, kad jisai gali bet kokį dalyką pataisyti, pastatyti, automobilį pataisyti, namą pastatyti mums, tai kažkaip mes ir balansuojam toj pusėje ir nėra to tokio, kad kažkas kažką daugiau žino. Ir man dar patinka, kad jisai visiškai, nes kai kurie vyrai, kurie labai intelektualūs, tai jie tada tą intelektualumą tarsi nori, kaip pasakyti, kaip konkuruoti gal su tuo, ar ne? O mano vyras tiesiog, jam visiškai neįdomus intelektualumas, jis tarsi kita juosta važiuoja. Jis tai leidžia man ten filosofuoti, skaityti, kažką turėti ir tarsi toks kaip atskiras pasaulis ir tas turbūt yra gerai. Bet sakai, kad iššūkiai patinka vyrui, ar vis dar, su kokiais iššūkiais dabar jisai susiduria? Vis tiek jau nemažai metų kartu, 3 vaikai, tie iššūkiai matomai, kad keitėsi nuo to, kaip susipažinot ir kokie jūsų santykiai dabar, koks sakytum dabar tavo vyro iššūkis? Iššūkių visą laiką yra santykiuose, bent jau pas mus santuokoj, tai visą laiką yra iššūkių, tai jų buvo daug skirtingų. Dabar turbūt yra didžiausias iššūkis, kad būtų lygybė darbų pasiskirstime ir vaikų žiūrėjime. Nes mes dabar su vyru panašiai uždirbam, kartais jisai daugiau uždirba, kartais aš daugiau uždirbu, bet kadangi kai atsirado vaikai, tai jisai tik tai dirbo, o aš tik tai auginau vaikus ir iš inercijos toks radosi, kad tarsi
pavyzdžiui, jeigu vyrui reikia eiti į darbą, tai jisai eina į darbą. O jeigu man reikia dirbti, tai aš tada turiu su juo tartis, kad žiūrėk, ar tu gali dabar čia paimti vaikus, nes man šiandien reikia dirbti. Tai aš labai siekiu, kad man nereikėtų tartis, kad aš irgi galėčiau pasakyti, aš einu į darbą ir išeiti, ar ne? Bet aišku, pas jį yra kita specifika, nes aš dirbu iš namų. Tai aš galiu kaip ir bet kada dirbti iš bet kur. O jisai turi kaip stafas lietuviškai, turi komandą darbuotojų ir yra grafikas, tai jam tikrai yra sunkiau. Bet dabar mūsų iššūkis yra, kad mes pasiskirstytume lygiai, kiek tos vaikų priežiūros abudu, kad skiriam ir kiek mes turim laiko savo, nes turbūt ir jisai yra ambicingas, jisai nori labai savo restoraną vystyti, statyti ir aš turiu savo ambicijų ir tada mes susiduriam, tai kas bus su vaikais. Nes jau vaikai nebe kūdikiai, nebežindomi, tai tarsi toks, kaip bet kuris gali būti su tais vaikais. Tai smagu girdėti, kad vykstate ir kad turite iššūkių, nes iš tikrųjų per Instagramą tai daliniesi labai gražiai, kad gražus jūsų santykiai ir gražus tas ryšys. Tikriausiai taip ir yra, bet kaip ir visur yra. Tai visur yra visko, bet būna, kad pabumbi lietuviškai, pastumi. Ar lietuviškai ne? Aš jo nesuprantu. Pykčio kalba ir anglų kalba iš tikrųjų. Bet, pavyzdžiui, dabar ką nors padarė ir žinai, kaip būna. Oi, visą laiką būna. Lietuviškai? Visaip. Anglų kalba aš būna, pavyzdžiui, jeigu nieko nors supykstu, tai tiesiog aš labai daug sistemas, kad tai šnekuosi. Tada būna ten, sakau, ten fucking plinkina, ten, pavyzdžiui, virtuvėje. Ir man, kai mama, su kuo tu šnekėsi? Sakau, su savim. Ir sako, apie ką tu šneki, sako, apie tėtį. Man tiesiog reikia iškalbėti tą. Aš ten kažką tai murmu, ten kažkokį pokalbį su vyru imituoju, kad ten kaip tu galėjai tai padaryti. Ir paskui jau aš nusiraminu ir tada jau kažkaip. Bet tas pokalbis, sakai, vyksta lietuviškai? Visaip. Visaip. Dažniausiai angliškai, nes aš dažniausiai įsivaizduoju, kad su juo kalbu ir jam dėstau savo argumentus, kodėl čia neteisybė įvyko šeimoje ir pasaulyje ir apskritai, kaip čia taip gali būti, kad tai. Tu daliniesi apie motinystę tikrai atvirai ir, neatrodo iš šono, kad čia viskas magiška ir pro rožinius akinius. Kas tau pačiai yra sunkiausia kasdienybėje su vaikais, auginant vaikus, būnant mama? Labai keičiasi, turbūt priklauso nuo tas visą laiką kito, nuo etapų, kokiam amžiui vaikai, ar ne? Dabar šiuo metu man yra sunkiausia, mums su vyru kartu yra sunkiausia vaikų muštynės. Tiesiog. O kas mušasi su kuo? Visi su visais. Sesės irgi mušasi? Sesės mušasi. Daugiausiai tai šiuo metu, nes irgi keičiasi, nes, pavyzdžiui, anksčiau buvo sesės daugiausiai mušdavosi kartu, o kūdikėlis dar buvo toksai neutralus, ar ne? Dabar jau vyriausias vaikas jau paauglėja, tai jinai jau tolsta, o dabar vidurinėlė su mažiuku. Tiesiog kalasi, mušasi, pykstasi, draskosi. Kad nesusitraumuotų. Ne dėl to, man tiesiog pikta, mane psichiškai labai išderina, aš kaip vien tas garsas muštynių, net jeigu ir manęs jie nekviečia. Bet jeigu... tu turi brolių ar seserų? Ir turiu, ir neturiu. Bet ar nesimušdavot? Nes čia, man atrodo, reikia mušti su broliu. Mušdavusi, aš turiu įseserę, su kuria mes kartu užaugom, tai kaip ir nėra mano mamos vaikas, bet mes kartu augom, tai mes draskydavomės vieną kitą, atsimenu. Bet tokių kažkaip muštynių mes su sesata, tai mes labai tokios ramios, buvom geros mergaitės labai. Turėjom vyresnį brolį, bet irgi kažkaip, nebuvo tokių muštynių, kokie mano vaikai, tai jie ten tiesiog rangosi į tokį kažkokį tai ir paskui, aišku, verkia, aš sakau, baikit daug, čiagi klasika, man taip močiutė, bet dabar prisimenu, kad su pusėselė mušdavomės irgi, nes močiutė sakydavo, dabar tarsi girdžiu per save močiutę sakant, visi dukimai baigėsi ašaromis. Taip. Ir būdavo, sakydavo, močiutė sakydavo, kaip jinai mane nervina, paskui aišku, ten iš kokio kulno gauni į dantį ir tada. Ir dabar vaikam pradeda žaisti ir jau matau, kad eina link to ir sakau, visi dukimai baigėsi ašaromis, prašau baikit. Ir aišku, nebaigė, kol arba neužstaugiu žvėries balsu, arba kažkas tai, iki pirmo kraujo, taip sakant. O tai būna, kad baigėsi ta kantrybė. Būna. Ir ką darai? Reikia. Išliejtis. Tiesiog yra, turbūt mamos turi tą tokį balsą, kai būna toks išgerklinis, kai nenori rėkti. Aš nerėkiu. Jo, bet aš tiesiog griežtai sakau. Toksai, jo, kai nerėki, bet tas toks, tai va šitas yra. Tai turbūt gal ne kiekvieną dieną, bet kartą per dieną vidutiniškai taip panaudoju aš tą pasą. Tu ir mūsų podcast'o metu ir per Instagramą daliniesi Havajai. Mums tikrai labai egzotiškai skamba. Aš tengiausi irgi truputį Havajai. Prisiderinai. O aš nida. Šiandien galvoju, kiek čia gana tų Havajų. Tai ar tikrai toks rojus tas gyvenimas Havajuose? Labai sunku pasakyti vėl, nes Havajai yra 8 salos ir priklauso, kiek turi pinigų. Ir priklauso, ar turi draugų.
ir ar turi šeimą. Tai žmonės, kurie gyvena Havajuose, jie labai labai skirtingus Havajus patiria. Yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, gimė ir užaugę Havajuose, tai vat jiem turbūt yra smagiausia. Aš turiu, tarkim, mano labai gerą draugę, jos tėvai gyvena Havajuose, tai jinai gyvena, taip kaip jūs gyvenat Lietuvoje, kur yra seneliai, kam galima palikti vaikus, ar ne, ir yra klasiokai, seni draugai, vaikystės draugai, ten universiteto draugai ir dar ir Havajų fone. Ar ne? Tai yra visai kitoks gyvenimas jai. Yra havajiečiai etniniai, kurie ir gyvena Havajuose, tai jie gyvena turbūt ne taip kaip sovietmečių Lietuvoje, bet emocinė prasme jie jaučiasi okupuoti Amerikos, nes Havajai buvo aneksuoti JAV iš tikrųjų ir nepriklausomybės tas sentimentas iki šiol labai stiprus. Tai va tie havajiečiai, kurie gyvena dabar, jie jaučia labai daug pykčio už tą visą turizmą, už tą visą žemių naudojimą komerciniam prasmėm ir taip toliau. Tai jie dairosi po Havajus ir turbūt kaip mes žiūrėtume į kokią, nežinau, Gedimino pilį paverstą prekybos centru, tai jie mato savo šventas vietas, paverstas viešbučiais taip toliau ir jie visai kitaip išgyvena vėl, visai kitas yra emocinis sluoksnis. Ir yra imigrantai tokie kaip mes su vyru, mano vyras yra amerikietis, tai mes atvažiavę, tai imigrantams čia turbūt universalu, kad draugai tampa šeima, nes daugiau nėra, daugiau mes neturim. Dabar mano vyras prieš porą dienų vėlai vakare, ar ryte, pas mane buvo vakaras pasirytas, kalbėjom, sako, reikia žolę pjaut, bet reikia važiuoti Marijai padėti, sako, tai nežinau ką daryti, nes paskui žolės nenupjausiu. Ir aš sakau, tai važiuok Marijai padėti, nes Marija yra mūsų draugė ir visi tie kiti draugai emigrantai, mes neturim pusbrolių, pusseserių, senų draugų, tos draugystės yra viskas, ką tu turi. Ir tada ta bendruomenė arba susikuria, arba ne. Tai be bendruomenės Havajuose būtų yra labai sunku. Aš gyvenau pirmus kokius 5 metus be bendruomenės, nes užtrunka sukurti ryšius, užtrunka susipažinti. Bet jie irgi emigrantai, ne vietiniai. Visi emigrantai, tie draugai. Jo, yra. Tai va, tai užtrunka sukurti tą ryšį. Tai toksai vėl labai priklauso, ar tu turi bendruomenę, kiek tu laiko ten gyveni, iš kur tu esi ir kiek turi kokios pajamos yra. Nes Havajuose yra viena, Havajai, man atrodo, arba brangiausia valstija JAV, arba viena iš brangiausių, nežinau, gal ten su New Yorku konkuruoja. Tai, tiesiog kainos yra didelės, tai aš kartais irgi galvoju, sakau, mums neapsimoka čia gyventi, aš pažiūriu, kiek mes uždirbam ir mes viską išleidžiam tiesiog ant ten, ant visko, tai tada atrodo kažkoks absurdas, bet labai gražu, labai ten yra. Tai vis gerojus, ten tie orai. O kada tapo rojus, tiksliau, kada nebe atostogų kryptis tie Havajai, o namai, gali? Man atostogų kryptis jie buvo mėnesį gal, tai gal atvažiavau pirmą kartą, apsidairiau, paskui aš sutikau savo būsimą vyrą labai greitai, aš gal 10 savo kelionės po Havajus dieną sutikau savo būsimą vyrą ir tada jau prasidėjo atostogų romanas, kuris virto santuoka. Tai jau po keleto mėnesių aš jau grįžau antrą kartą ir tada jau mes kūrėm namus ir gyvenimą kartu ir jau iš karto buvo namai. Namų savoka emigracijoje apskritai yra labai tokia relatyvi. Nes kas tie namai, man ir pas mamą namai, ir va šiandien savo vaikus pas savo senelius nuvežiau ir ten įėjus tas kvapas. Jausmas tikriausiai. Tas jausmas ir ten namai, bet šiaip tai jau namai yra ir komfortas, kur visi mano daiktai sudėti. Pavyzdžiui, šiandien žiūrėjau, ką rengtis ir galvoju, neturiu ką apsirengti, nes atsivežiau lagaminę limituotą kiekį daiktų ir dar orai diktuoja, galvoju, būčiau aš namie, tai jau namie yra ten, kur visi mano auskarai ir visos mano lėmenėlės ir mano mačia ir mano plaktukas mačiai ir mano, viskas, kur tas yra daiktų komfortas, tai irgi yra namai. Tai vat tie namai, bet iš tikrųjų tai aš labai didelę krizę išgyvenau Havajuose, turėjau ir depresiją, nežinau, ar jinai buvo pogimdyminė, ar tiesiog adaptacinė, po antro vaiko jau buvo labai blogai man ir pagerėjo tada, labai banaliai skambės, bet tai yra tokia stipri tiesa, kai aš suradau namus savo širdyje. Kai aš sugrįžau į savo kažkokį tai emocinį, dvasinį centrą, tada aš supratau, kad kol aš turiu tuos namus širdyje, tai namus galiu kurti visur. O kol to jausmo nebuvo, tai buvo labai labai stiprus toksai kažkoks blaškymosi, nepritapimo, nepriklausimo jausmas. Ar tas jausmas tave lydėjo, kai prieš tai esi gyvenus ir Londone, ar ne, kai keliavai? Ar čia toksai tiesiog to po antro vaiko taip? Gal tiesiog buvo, kai gimsta vaikai. Išsibarstyti truputėlį.
kai gimsta vaikai, yra labai stiprus šaknų klausimas, nes tada vaikai gręžiasi į mane kaip į kažkokią tai tapatybės jiems kūrėją, o man tarsi nebėra į ką gręžtis, nes išsikrauščius iš savo aplinkos, aš atsikrauščiau į Havajus 5 mėnesį neščia ir neturėjau nei vienos draugės. Aš nieko nepažinojau saloje vidury Ramiojo vandenyno. Tai yra labai didelis pokytis, bet kam, bet kur. Nes motinystė yra didelė transformacija, bet dažniausiai transformacija vyksta manyje, bet aplink yra aplinka, kuri nepasikeitė, tik aš transformuojuosi, o man pasikeitė viskas. Ir viduj, ir išorėje. Man pasikeitė ir viduj, ir kūnas, ir aplinka, ir visi socialiniai ryšiai, kuriuos iki tol turėjau, jie dingo, ir aš turėjau tik savo vyrą. O kaip socialiniai tinklai, kada jie atsirado, kiek laiko tu gyvenai Havajuose? Aš jau gyvenau Londone, kai atsirado socialiniai tinklai, bet aš kažkaip niekam nebuvau įdomi ir gal nežiūrėjau tuos socialinius tinklus taip rimtai. O kai gimė pirma dukra, tai aš supratau, kad aš šiaip tai, vėl, iš vyro išlaikoma ir norėjau būti, bet žinau, kad visą gyvenimą man nepatiktų. Tiesiog visą laiką būti ta namų šeimininkė, vadinama nuo vyro priklausoma. Man taip ir neįdomu ir nepatiktų. Tai tada labai norėjau dirbti, kažką tuo metu ir pinigų, ir vyras nedaug uždirbdavo, tarsi ir reikėjo to papildomų pajamų. Tai tada aš galvojau, vienintelis dalykas, ką aš galiu veikti, tai rašyti iš namų. Ir tada pradėjau labai daug energijos kreipti į socialinius tinklus, nes anksčiau turėjau kitų darbų ir būdavo tokie šaltinėliai, kad biški parašau, biški padirbu su vintažiniais drabužiais, biški padirbu slaugytoja su žmonėmis su negale, daug visokių turėjau kitų veiklų. O tų veiklų, kai nebeliko, tada pradėjau visą energiją kreipti į socialinius tinklus ir tada natūraliai jie pradėjo augti ir pradėjo... Tai nebuvo konkretaus kažkokio tikslo, strategijos? Ne, ir dabar neturiu. Ir dabar neturiu. O kada Instagramą pradėjai? Instagramą tai pradėjau kurti, šiaip tas Instagramas lėtai auga, aš jį pradėjau kurti, kai mano antra dukra, auklė mano antros dukters, tai aišku jaunesnė už mane 14 metų, jinai mane pamokė, kaip naudotis Instagramu. Tai tada ir pradėjau daryti. Tai čia dabar mano dukrai yra 8 metukai, tai jai buvo kokie gal metukai. O jeigu dabar reikėtų iš naujo pradėti Instagramą, grįžtumės tam? Jo, turbūt. Tai vadinasi patinka. Patinka labai, man labai, ta prasme, Instagramas yra tokia dovana, aš aš tiesiog uždirbu pinigus, būdama namie su vaikais. Ir, tiesiog aš neįsivaizduoju kokio kito, vienintelis kitas darbas, dėl ko meščiau Instagramą, jeigu vien už knygų rašymą galėčiau uždirbti tiek, kiek uždirbu iš visų savo veiklų kitus kartus. Ir dar tikriausiai vis tiek tas ryšys su Lietuva. Ir ryšys su Lietuva, taip. Ir galvoju, mūsų Žemiau Bamos visada vertinu kaip dovaną tas sekėjas ir jų istorijas, kai jos mums parašo, galvoju, kaip tu pasitiki manim, kurią pažįsti tik tai iš ekranų, kad tu parašytum savo persileidimo istoriją, arba ten kokie nesaugus lytiniai santykiai, kaip patyrė prievartą ir taip toliau. Ir viską tu tiesiog parašai internetu kitam žmogui, tai kaip pasitiki ir kaip mane papildo kaip specialistę. Taip. Ir iš empatijos pusės ir panašiai. Tai... Nes gauni ne tik tokius, žinai, medicininius dalykus, bet gauni emociją. Taip, žmonių istorijas. Taip. O sakyk, Vaiva, kiek laiko praleidi socialiniam tinklam, nes tikrai atrodo aktyviai spėjai pasidalinti, didelė šeima, šitiek visko veikiat, keliauja daug, bet storių tikrai nemažai būna. Labai daug storių. Postai labai reguliariai. Aš dėl storių pykstu ant savęs, gal mažiau kelgrabo, kitos influenceris kelia 2 storius per dieną, bet man labai patinka dalintis, aš esu labai ekstravertiška ir man patinka dalintis. Bet tu turi kažkokį momentą, ar tu tiesiog, pavyzdžiui, dabar visada kelsi, ar ten turi, nežinau, vakare kažkokį laiką? Tai turiu laiką pasiskirti. Turiu pasiskirus laiką, man labiau patinka sukelti vienu kartu, tarsi kaip į darbą. Tai aš tą laiko prasme tai žiūriu kaip į darbą, kad noriu prisėsti ir namiai sukelti stories, man netrukdykit, prašau, vaikų ten ar vyro, bet aš netrukdykit nevykę, tai dažniausiai arba šiaip idealiu atveju norėčiau sukelti stories ryte, nes stories galioja 24 valandas ir tada, kai jie baigia galioti, tada aš jau labai noriu kelt, kas dar nutiko, ką dar veikiau ir ką dar prifotkinu ir ką dar prigalvoju. Tai man tas labai patinka pačiai keltos stories kelt. Tai aš būna nekantrauju. Aš, pavyzdžiui, dabar jau turiu storių iš sekmadienio, dar nebuvo vietos įkelti, jau dabar laukiu, kada baigsis galioti tiek, kad galėčiau įkelti, kaip mes ten fainai viską veikiam ir taip toliau. Tai va, tai idealiu atveju turėčiau įkelti ryte ir tada kiekvieną rytą, kai veikiai mokykloje, ten aš sėdžiu prie kompiuterio, dirbu, atsakau elektroninius laiškus,
laiškus, ten kažkokį tekstą rašau ir tada sukeliu storius. Bet jeigu vieną rytą nepaeina, kažkas tai sutrukdo, pavyzdžiui, ten vaikai ar kažkas, tai tada nusikelia į popiet. Kitą kartą, pavyzdžiui, popiet aš su draugė būsiu susitikusi, plėpėsiu, tai tas storius įkelsiu 7 vakare ir tada ją nusivėlina. Pavyzdžiui, dabar aš juos keliu 11 vakare, kas man labai nepatinka. Taip, tai, bet aš tiesiog nenoriu praleisti galimybės, nes, atsiprašau, kai pagalvoju, tarkim, gali nekelt vieną dieną storių, ar ne, bet aš į socialinius tinklus žiūriu taip, kad aš turiu mikrofoną, kad aš kiekvieną dieną galiu ten, nežinau, kokiam tarp 4 ir 12 tūkstančių žmonių kažką pasakyti. Tai atrodo, kaip tos galimybės neišnaudoti. Tai ar kažkokia tai reklamai, kažkokiam tai prekės ženklai padėti, ar kažką pasidalinti, man atrodo labai gaila neišnaudoti kasdien to. O skiriasi tas mikrofonas jausmiškai, kai esi Havajuose ir Lietuvoje, nes kai tu būni Lietuvoje, aš kaip tavo sekėja žiūriu ir visada galvoju, kad tik jai pasisektų, kad jai nida, kad jai tik patiktų ta nida, nes aš labai mėgstu nidą ir kad jinai tik skaniai pavalgytų, jei tas patiktų. Ar tu kaip tik, būdama Lietuvoje, jauti visišką laisvę, ar kaip tik labiau apgalvoji? Nieko neapgalvoju. Visiškai ką galvoji, tą ir varai, ne? Ir paskui galvoju, pati gailiuosi. Nes aš kažkaip įsivaizduoju, kad aš kokiam 5 draugiam keliu viską. Ir paskui galvoju, blemba, čia tai gal neatsakingai. Ten, pavyzdžiui, buvau sporto klube ir įėjimas neveikia. Parašiau, kad įėjimas neveikia, negaliu aš turas per kur įeiti, nei kodo, nei ką. Man paskui rašo to sporto klubo vadovė. Aš galvoju, blemba, ką aš čia pridirbu, galvoju, reikėjo man nerašyti, tiesiog. Bet aš kažkaip visą laiką, kai pasidalinu, kaip man atrodo, nes būtų labai dingtų tas spontaniškumas, jeigu aš kaskart galvočiau, Vaiva, susikaup, dabar matys, pavyzdžiui, man keliaujant, tai mano storis apie 10 000 žmonių pažiūrė, ar ne? Tai jeigu aš galvočiau, turi susikaupti ir atsakingi kiekvieną žodį dėlioti, nes 10 000 skaitys, tai būtų labai paralyžiuojantis jausmas. Dėl to aš šitai žiūriu taip labai atsainiai, kad čia kažką pasidalinsiu, papostinsiu, įkelsiu ten su klaidom, nes autokorektas pritaiso, aš neturiu laiko kada skaityti antrą kartą ir ten sukeliu. Bet būna, kad pavargsti, o dabar man reikia detokso nuo socialinių tinklų, nes žmonės rašo, tas dėmesys, mikrofonas nebemielas, ar būna? Aš tiesiog pavargstu nuo algoritmų. Nuo algoritmų to, aš labiausiai tai norėčiau tiesiog rašyti istorijas ir negalvoti, kokią nuotrauką prie to prideriam. Tas labai vargina. Huksai visokie aurėja įsimylėjus huksus. Tai va, kas čia yra? Huks, jo. Nes aš, pavyzdžiui, man dėl to labiausiai patinka rašyti Substack'e. Tai ten aš esu senoji nes viskas prasidėjo nuo rašymo. Viskas prasidėjo, nes aš anksčiau net nuotraukų nekeldavau, tik tai Facebook'e būdavo tekstas. Paskui atsirado poreikis nuotraukai, kai atsirado Instagramas. Ir dabar jau nuotrauka vos nesvarbiau už tekstą ir teksto nieks neskaitys, nebent bus ant nuotraukos. Ir čia jau tada, o dieve mano. Tai va, tai man, aš vis tiek esu istorijų pasakotoja labiausiai, tai man labiausiai patinka rašyti Substack'e. Tai aš taip įsivaizduoju, labai norėčiau po kokių, nežinau, 5-10 metų tiesiog visai išeiti socialinių tinklų. Norėtum. Taip. Dar ne dabar, bet labai norėčiau. Tau reikia daryti pauzę? Ne. Viskas gerai? Po truputį prie blitz klausimų. Gerai, blitz klausimai. Ir žindymo pertraukėlės. Tai dabar turim porą tokių blitz klausimų, labai trumpo atsakymo norėsim. Neapgalvojant, tiesiog taip atrodo. Knyga ar filmas? Knyga. Havajai ar Lietuva? Havajai. Vienatvė ar kompanija? Vienuma. Planas ar spontaniškumas? Planas. Miestas ar gamta? Miestas. Lengviausias vaiko amžius? Naujagimis. Sunkiausias vaiko amžius? 2. Pritariu. Ką dažniau jauti, kaltę ar pasididžiavimą? Kaltę. Griežtesnė ar atlaidesnė mama? Atlaidesnė. Ko pasiilgsti Havajuose, būdama Lietuvoje? Vyro šilumos. Vienas lietuviškas dalykas, kurio niekada neatsisakytum? Burokėliai. Kuri tavo knyga pati tau labiausiai patinka? Viena Indija. Story ar įrašas? Story. Ką sunkiau priimti, kritika ar pagiras? Kritika. Ar prieš publikuodama dažnai persigalvoji? Iš tikrųjų atsakyk, kad spontaniškai, ar ne? Koks komplimentas tau įsimena labiausiai apie tave ir apie tavo kūrybą? Kažkokie gilus tokie netipiškom frazėm rašomi. Viena moteris man kad pasakė basa, bet su karūna. Man tai patiko. Labai gražiai.
Ir negirdėtas. Negirdėtas, aha. 3 žodžiai apibūdinantis dabartinį tavo gyvenimo etapą. Tėkmė, augimas, komfortas. Vienas dalykas, už kurį šiuo metu jautiesi labiausiai dėkinga. Vaikai, šeima. Jei tavo dukros po 20 metų prisimintų tik vieną dalyką apie tai, kaip gyvenai, ir tarkim jos klausys šito įrašo, ką tu norėtum, kad jos prisimintų. Čia gal, kad dukros ne vaikai, nes dukros labiau apie tą kaip mamą, kaip moterį. Kad jas labai mylėjau, net tada, kai buvau užsiemusi. Ir ko palinkėtum mūsų lietuvėm mamom? Laisvės, kad nėra jokių kaip reikia. Kad gali jos pačios auginti vaiką kaip nori, nes labai stiprus yra kaip reikia Lietuvoje. Tai nėra jokio kaip reikia, prasme, yra ten dantis išvalyti, reikia ir užpakalį nusivalyti, ar ne? Ir mylėti vaiką, o visa kita, kad drąsiai galima kurti savo gyvenimą kaip tik norit. Tai kad irgi gali būti basas, bet su karūnom. Gali būti basas ir su karūnom, gali būti kaip nori. Tai ačiū labai, Vaiva, kad skyrei laiko. Žinau, įtemptas tavo grafikas, kai vieši Lietuvoje, tai tikrai didžiulė buvo dovana turėti tave šiandien. Tikrai kaip mano Liepa gimtadienis, tai išankstinė dovana. Tikrai išankstinė, Aurėjas gimtadienio. Iš tiesų buvo labai malonu susipažinti ir susipažinti gyvai ir pamatyti, kas už to Instagramo ribų slepiasi ir slepiasi labai įdomi, protinga ir graži moteris. Tai ačiū tau. Labai. Ir tu tokia pati graži gyvai kaip ir Instagram. Ačiū labai. Dėkui. Tai ačiū, kad klausėt. Lauksim jūsų pagirų. Klausimų, komentarų. Ir iki kito karto. Viso, ačiū. Kamanės. Tai balsas mamoms, moteriams ir visoms, kurios bando suspėti.